Sveiki visi. Kągi, iš namų ir prasideda mūsų kelionė į pasaulio čempionatą. Tai 6 mano pasaulio čempionatas iš eilės, labai džiaugiuosi, kad atsirinkau į Mongoliją ir su chebra skrendam į pačią tolimiausią, brangiausią ir aplamai turbūt tokia romantiškiausia kelionė su storu ledu, su keista kultūra, su dar keistesnė architektūra ir papročiais. Tai smagu, kad turiu galimybę, niekada gyvenime nenuvažiuočiau šitą Mongoliją pats turbūt už savo pinigus nesugalvočiau, o čia taip sukryto, kad pasaulio čempionatas ir teks aplankyti dar vieną įspūdingą šalį. Tai namų darbai prasidėjo senai mūsų. Ačiū chebra visiems iš karto, kas parėmė rinktinę. Mums trūko be proto daug pinigėlių ir su jūsų pagalba mums pavyko juos susirinkti. Tai grįžę darysim vėl turbūt laivą su Modestu, kaip darėme, ir papasakosim aplamai emociją, visą kelionę. O aš įsijungiu kamerytę ir pabandysiu jums ją pafilmuoti ir perteikti viską iš savo pusės, kaip viskas vyko. Tai ciklas kelių dalių, nežinau kiek dalių bus. Ir šiandien pirma dalis, kaip mes ruošiamės, ne? Tai ruošiamės, aišku, visi iš namų, jau daikteliai sudėti, inkiliukas užkrautas, namų darbai paruošti, kiekvienas rinktinės narys turėjo kažką padaryti. Tai mano darbas buvo saulėgrąžas suvakuumuot, sukepint, sumalt, susidėjom ankelius viską ir dabar važiuojam pas Rolfą, mūsų poledinės žuklės vadovą sekcijos. Važiuojam pas jį į darbą į sandėlį ir tenai susirenka visa rinktinė ir susidėliosim daiktus. Skraidinomės pašarus, naudosim 2 gamintojų pašarus, Sensasą ir VDE. Tai Modestas Atmanavičius atsakingas už VDE, nes jo klubas ir jisai pats stipriai su tais pašarais dirba, daug metų gaudo. Iš mūsų pusės, iš Tinsos pusės, tai Senso receptūros. Daug receptūrų neturėsim, žiūrėsim, kiek pavyks mums susikrautų pašarų. Dar kitas klausimas, kaip mes juos parsiskraidinsim, nes trečia šalis, ten gali iškilti niuansų. Bet planas toks, kad dabar važiuojam, viską kraunam, sveriam lagaminus, nes turim vienam žmogui 8 kg rankinio bagažo, į kurį dėsim tik rūbus. O šituose dideliuose čimodanuose turim 30 kg, į kuriuos susideda žvejų visa įranga, kažkas rūbų, kažkokių daiktų, kur mums reiks, ir faktas, kad ką galėsim, tą užkrausim pašarais, nes pašaro ten reiks daug. Gaudysim baltą žuvį, prognozuojam, kad gaudysim baltą žuvį. O toliau ką jums papasakot, ne? Jau ne vieną video matėt, turbūt pradėjau iš čempionatų daryti, matėt, kaip Lietuvoje mums sekės, matėt, kaip Estijai sekės, nu ir dabar pamatysit, kaip seksis Mongolijai. Nebijau, labai gera rinktinė, sena rinktinė, su šita rinktinė paskutiniai metai, nes daug žmonių atkrito, jiem kraštinė bus šita rinktinė. Tai su šitu kolektyvu mes tapom pasaulio čempionais namuose. Estijai tapom pasaulio vicečempionais, laimėjom vieną asmeninį medalį, bronzinį, dar laimėjom, mes daug asmeninių vietų, 4., 5, buvo 6. Žodžiu, mano subjektyvia nuomonė, tai yra talentingiausia visų laikų Lietuvos rinktinė. Ir šiemet sušoksim paskutinį šokį, nes kitais metais pusė rinktinės narių keičiasi, krito nauji žmonės, tai vėl reikia susigyventi, susidirbti su kolektyvu. O su šita rinktinė liko trinktel durim. Tai tikiu chebra, kaip ir pernai sakiau, kaip ir užpernai, individualiai labai stiprus žmonės. Kas svarbiausia, atmosfera gera, nei vienas nežiūrkiauja. Porą paskutinių rinktinių turėjom tokių, kaip pasakyti, žmonių, kurie nekalbam apie tai. Žodžiu, tų nebėra, rakščių šiknoj nebėra ir važiuojam su gera emocija, važiuojam su geru kolektyvu, važiuojam atidirbti savo darbą. Šaltis įspūdingas, bijau aš savo rankų ir taip turiu su rankom bėdą, bet nežinau, bus kaip bus. Nuotaikos labai kovinė, susigrąžinti titulą ir nežinau, man vienas, aš metus laiko gyvenu viena mintim ir vėl tapti pasaulio čempionu. Kaip mums pasiseks, nenoriu nieko prognozuoti, nes apie 10 rinktinių, 10-12 dalyvaus pasaulio čempionate ir ten viskas pasispręs, kai jau nuvažiuosim iš eigos, nes visada aš spėlioju ir niekaip neatspėju. Tai šį kartą nespėliosiu, nebemalu,
ir važiuojam pas Rolfą, kraunamės daiktus ir pamatysit, kaip mums viskas čia susidėlios. Žiauriai laukiu, chebra, žiauriai laukiu, aš dėl tos Mongolijos pamišęs tikrai. Ir turėjom gerą sezoną, turėjom daug varžybų, turim taktiškai prasijudėję. Ir aš manau, kad rinktinė pati visam pikė, toks amžius mūsų visų apie 35-37 metus. Ir turim Kukuose mūsų lyderį, 50-metį veteraną, kuris, manau, turi traukti šitą rinktinę. Aš aplamai manau, šitas čempionatas vėl bus ne mano, prognozuojasi stambi žuvis, o aš kaip žinot, ne, kas sekat, kad esu šiukšlininkas, man geriau rinkti šiukšlę, mažą, pukžliukas, kojytė, kažkoks iširiukas. O čia gaudysim kojas, stambės realiai vidurkis turėtų būti virš 200 gramų, papuls ešerių, papuls dar egzotiškų žuvų. Tai aš manau, kad šitas čempionatas turi būti Arūno Koskos, Modesto Atmanavičiaus ir negalima ir į Mindaugą Leoną ir Artūras Kvirba spjaut, nes aš tik save kaip visada nurašau, o iš tų vyrukų tikiu, kad tikrai užsikabins asmeninį medalį, nes mes lietuviai tų asmeninių medalių galėtumėm turėti daugiau, bet mes visada žaidžiam komandiškai, mes niekada nerizikuojam. Kartais norint individualaus medalio reikia truputį parizikuoti, mes niekada to nedarom, atiduodam širdį komandai, niekas nežirkiauja, niekas nežiūri savo asmeninių kažkokių ambicijų naudos. Bet aš tikiu, kad turim pramušti, mes tiek medalių laimim komandinį įskaitoje, o asmeninį įskaitoje realiai tų medalių nėra daug. Tai šiemet tikiu, kad lietuviai turės bent jau vieną asmeninį medalį ir labai tikiu, kad turėsim dar vieną individualų čempioną pasaulio. Tai chebra, laikykit kumščius, ką laikykit, jau po iškrito šitas. Ačiū visiems, kas laikėt, ačiū visiems, kas padėjo. Nerealu, chebra. Tiek jūsų palaikymo, visada poledinininkai turėjo to palaikymo, bet po šitos pinigų rinkimo akcijos, kas šiemet įvyko, tai patikėkit manim, turim didelę pagarbą jum ir didelį spaudimą iš jūsų, nes tikrai stengsimės, kad viskas nenueitų veltui. Tai va, chebrytė, ką, judam link Mongolijos. Apie ką ir šnekėjau, vyksta pasiruošimo darbai. Pas Rolfą visi darbe, dedam žinot ką. Matė tokį žioplį? Žioplys trečias, tik tai šiemet liko Lietuvos čempionate. Dedam VDE. Ką dar dėsim? Nebijokit, Rolfai, išeis šitas video po... Ne, dabar Tik tai po. Dabar įdėk. Kad nematytų varžovai. Ką čia Tadas daro? Ai, reikia nuiminėti rankenas, ne? Vardom inkilus, tai va taip va vyksta tie pasirašymėjai darbai, svarstyklėlės, čemodanėliai, kraunam, kad atitiktų svorį. Ir viską pakuojamės. Įdomu, ne? Įdomu, ta rinktinė žiauriai įdomu. Einu atnešiu ir savo gražuolį. O! Ne per daug, viskas gerai. 3 čemodanų sadinėja. Kontrabanda. 10 kilų. Sekanti kontrabanda. Sensasas, kanalas, gardomas, surfeisas, biskvitas. Didis darbas padarytas, ne? Taip atrodo mūsų čemodanai suruošti. Viskas susverta, visas bardakas sudėtas, dabar duok Dieve prasivežta kontrabanda ir viskas bus gerai. Sumaikutė, Stambule ir visi pabiro. Oro uostas didžiausias Europoje lygtais, kiek žinau. Tai užtrakus tikrai didesnis, tai kas kur pabėgė, jau vieni sėdo į autobusą ir laukiam savo autobusėlio dabar, sėsim į lėktuvą ir 9 valandos skrydžio į Ulan Batarą. Jau matos vietinių keli skrenda, tai labai įdomu, jau pavargau į Stambulą, skrist labai nemėgstu. Tų visų kelionių, tai dar liko atsitarabanint mums dabar 9 valandas iki Mongolijos ir tada dar 9 valandas važiuoti. Važiuosim apie 400 su centais kilometrų iki žuklės vietos nuo oro uosto, bet navigacija rodo, kad važiuosim 9 valandas su viršum. Tai keliai bus įspūdingi, tikrai pafilmuosiu. Važiuosim stepėm, ten nebus jokių kelių, tiesiog per plynę lauką. Tai sunki kelionė, realiai gavos, kas iš Vilniaus rinkomės 9 valandą ir būsim savo žuklės vietoj, ten kur gyvensim, tik kitą vakarą. Tai pusantros geros paros kelionė, įsivaizduokit.
Panašu, kad bus šalta. Pagaliau mes su Ugnium Mongolijoje ir dabar pagal Lietuvos laiką yra po 2:10, o čionai yra 7:30 ryto. Tai kas dadėjo mums gyvenimo tas 6 valandas, aš čia nelabai suprantu, kaip čia taip gavos. Aš irgi nežinau. Bet mes čia. Šalta atrodo. Bus labai šalta. Sako 26. Matot, iš galo vietinė eina. Tai jaunos moteris labai gražios ir jie seniai indienus panašus. Tai tokią išvadą padarėm. O dabar einam žiūrėt -26, tai iš +19 į 26. Dabar einam žiūrėt, kas gavo su mūsų lagaminais, tikiuosi nedingo. Ir įspūdžiai, žinokit, prasideda. Atvežėm prie garsiojo Čingischano paminklo. Nu, įspūdingai atrodo. Atvežėm mus. Ir ką pastebėjom ir ką žinojom, ne veltui aš toks prisimerkęs, bandžiau pamiegoti, nes parą nemiegojęs. Šalta, žiauriai šalta, -25. Ir antiek spigina saulė, kad neįmanoma. O aš žioplys žinojau, kad reikia akinių ir aišku nepasiėmiau. Tai kultūrinamės truputį ir dabar laukia ilga kelionė, dar apie 500 km, 6-7 valandas dar tarabaninsimės tai žvyrkeliais. O, turim kupranugarių. Ir ant stulpo žiūrėk, koks paukštis. Nematau. O, nacionalinis paukštis, vanagiukas. Dieve, koks grožis. Bet čia tai višta. Būt Mongolija ir su višta nenusipotkim. Va koks grožis. Tolumoje matosi. Palaikyk, Mariokai. Pakinsi? Jau Deivis pripratino, būtum davęs 2 eurų. Išėkit. Eik, na. Kurva, kad akių neiškabint. Tai tu vis tiek nežvejosi, tau pochų. Tu fotki. Nežinau, ar jums matos, bet labai kalvota ta Mongolija. Tikrai negalvojau, kad tokia kalvota. Sustojom truputį į tualetą. Daug visokių gyvūnų. Arkliukų, aviukų. Bandos tūkstantinės. Ir gyvenvietės. Jurtos stovi, kitur tokie namukai pavargę. Rečiausiai apgyvendinta šalis. Buvau Kazakstane, tai ten stepės. Visur stepės, jokio kalno nepamatysiu, o čia vien kalnai realiai. Čia gali būti įvykis. Važiuojam vadinamų greitkeliu ir maišusi traktoriai su šienu. Tai aplenkti problema. Tai Deivis sako, nutraukti visą vaizdelį ekstremaliai. Aš čia kaip už šturmaną priekį sėdžiu. Ten tokie biški apsivėlę. Melagis. Ką? Melagis, o žiūrėk. A jau ratų jo. Šoferis mūsų irgi geras. Žiūrėk, per dešinę. Teisių neturi. Čia teisių nereikia. Čia arba per dešinę arba per kairę. Jeigu supyks laukais. Susinervavo. Eis per kairę. Go! Go! Oba! Fūra! Pavyko. O čia tai ekstremas. Mongolijai klesti gyvulininkystės ūkis. Deivis sako, nufilmuok baranus. Tai
net va lipa ant greitkelio, čia galima ir net numušti. Gal vieną reikia nusimušti ir turėsim vakarieniai. O. Čia jų tūkstančiais. Ką jie čia valgo, ką jie čia griaužia, bet jų tūkstančiais. Sakėm, pradės temti ir reikės vieną vakarieniai nusidaužti. Žodžiu, jeigu pastebėjot, vairas ne mūsų pusė. O kelio juostos kaip ir pas mus. Vairas, jeigu pastebėjot. Tai žodžiu, gaunas taip, kad jisai, kada reikia vairuotojai aplenkt mašiną, tai jis nieko nemato. Nes gaunas angliškas variantas ir koska jam reguliuoja. Vienas blogas daiktas, kad... Jūs man po 5 eurų sumesit. Kad koska angliškai nelabai moka, tai jis sako arba go, arba no, bet labai dažnai maišo. Žodžiu, ta kelionė tokia neprailgsta. Papuolame tokius kelio ruožus, kur nėra tų kalvų. Tai kaip užpučia mūraniukas, tai net vietų tą mūsų Honda. Sniega privaryta gerai. Žiūrėk, net erelis prieš vėją paskris negali. Žiūrėk, vietoj mano, Gazu, gazu, gazu! Žiūrėk, vieno vietoj mano, Gazu! Einu Jedzę! Čia nebuvo tų kalvų. Atvažiavom po tų pūgų, didesni kalnai, ten tolimoji didžiausia banda arkliukų, ten kaimenė, va, jeigu matot. Ir čia jau gaunas turim sniego. O čia pagrindinis piemuo. Oi, pramankštint kojelės, tokia sunki kelionė, tokie ant sunešioti. Rūras skauda lėktuvė, tai dabar jau gaunas pusantros paros keliaujam. Ir dar liko. Atvažiavom tokį rūsį turim. Inkiliukai be rankenų. Ir įsivaizduokit, kiek atvežėm kontrabandos. Už, kaip ir minėjau, ne? B, D, E. Modesto veidelis, turbas G5, kalendra, šokoladas vanilė, Secretas, kanalas, surface'as, Bardoras. O čia yra žiauriausia. Iš Lietuvos vežėmės molį. Čia man pats žiauriausias dalykas, koks tik buvo įmanoma, vežtis molį ir dar ne lietuviško, o lenkiško. Nežinau. Kam tie moliai, kai yra normalus mastas? Biskvito, prancūziško batono kepto, dar vienas variantas irgi nematytas, turbūt daugumą jom lorpijo pašarai, ne? Kodėl ėmėm tokią šokoladinis, negali spjauti, turi turėti, tai lorpijo irgi turim 2 pozicijas. Žodžiu, tų jaukų turim su kuo improvizuoti. Mes iš čia galėsim padaryti, aš įsivaizduoju, iki 8 receptūrų. Ir tos receptūros, kaip sakiau, yra ne veltui tokios, nes jos yra klubų, čia yra susirinkę protai atidirbtos ir kiekvienas turėjo savo ką, visi tarės, visi sprendė ir buvo priimtas sprendimas, matėt, be jokių paslapčių, be nieko matys ir konkurentai kitais metais, nuo to mums bus tik sunkiau, bet kadangi jūs padėjote, ne, Hebra, šitai kelioniai žiauriai finansinių atžvilgių, mes norim būti teisingi ir aš stengsiuos per video perduoti jums viską be jokių kažkokių prislėptų detalių. Viską, kaip strateguosim, ką makaliuosim ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Pasiekėm savo kelionės tikslą, 1,5 paros važiavom, dabar Lietuvoje yra 13 valandų 52 minutės, o čia mes kiek turim? Tai po 7:52. 19:52.
Tai kaip man paaiškinkit to 6 valandos, kur dingo, ar čia prisidėjo? Nes man tiek pavargę nemegojau. Nebuvau kažkaip išlūžęs visą kelionę, labai linksmai atvažiavom, hihi, haha, seni bairiai, nauji bairiai, sezono bairiai. Ir žodžiu, pažiūrėkit, koks paveikslas. Ką? Ne. Ir ne Jurtose, nes pradžio buvo planas gyventi ant ežero Jurtose, bet pasirinkom viešbutuką dėl to, kad ukrainiečiai gyvena Jurtose. Ir tose Jurtose grindys šaltos, reikia kuriant buržuikę dar ko. Dabar pažiūrėkit, kaip su kukose gyvensim. 6 čempionatą gyvenom kartu. Mano 6 čempionatas, Arūnėlio 7 čempionatas ir nelaužom tradicijos, vėl vienam kambarį, tik šį kartą ne vienoje lovai, 2 lovos. Bet mes jas prieš čempą sustumsim, ne pirmą čempionatą jau matot, sakau, yra kelios dalis. Ir einam neštis dabar daiktus, susinešt, susidėt, viską įsikurt ir pirmos dalies pabaiga. Rytoj varysim ant ledo, nėra tas ledas toks, kokį prognozavo, jis apie 1,20 m. Šiai dienai prognozavo, kad bus didesnis, apie 1,50 m, tokį ledą mes matę Kazakstane 2018 metais, tai kažkaip visiškai nebijau. Ir viso, hebrytė, pirmos dalies pabaiga, rytoj treniruotės, pabandysiu paduoti jums tą informaciją, ką mes darysim, barimetriją. Turbūt dabar 2 dienas net nežvėjosim, pats šudiniausias, man pats šudiniausias, daug grešim ir matuosim gilį, bet tas yra privaloma, bandysim ją po to prisirišti, užnešti ant kortos, žodžiu, visi tie sportiniai dalykai, pabandysiu jums pafilmuoti emociją, patys matėt, ne, kelionę, nerealu, aš ant tiek džiaugiuosi, kad atsirinkau šitą čempionatą čia, jau šiai dienai, va, pabuvom 1,5 paros man gyvenimo kelionė, o kokių dar nuotykių čia pamatysim, pagyvenę 2 savaitės, aš net neįsivaizduoju, tai va, hebrytė, žiūrėkit antrą dalį. Ir pažiūrėk. Amerika. O čia tai suprantu. Ir vitaminų parašė ant nakties.